Noriu pasidalinti vienu liudijimu, kaip Dievas atsako į maldas. Tai buvo, nepamenu, čia prieš metus ar prieš pusę metų. Aš politiką čia labai nesidomiu, bet buvo toksai momentas, kai valdžia norėjo priimti partnerystės įstatymą. Nepamenu, čia prieš kiek laiko buvo, iš tikrųjų, čia buvo visai nesenai. Ir gausiu taip tiesiog, kad aš iš vakaro tiesiog sužinojau, nes aš nežiūriu, tai nei radio, nei televizorių, labai tų žinių nežiūriu, kas kur vyksta, bet tiesiog gausiu taip, kad aš sužinojau, kad jau yra priimtas, kaip ten daro, kad iš vakaro nusprendžia, koks įstatymas bus priimtas, visą kitą, ir žinojau, kad jie tai darys. Ir aš pasakiau, ir aš ėjau į maldą, iš tikrųjų buvo labai nerealiai įdomi malda. Kuom? Paprastai, kai aš meldžiuosi už tokius didesnius dalykus, aš visada klausiu taip, pradedu melstis kalbom, ir kalbom, ta prasme, ir aš po to Dievo klausiu, Dieve, aš dabar prašau tavo valios, kokia yra tavo valia šitoj situacijai. Vienareikšmiškai žinau, šitie įstatymai jie neturi būti priimti Lietuvoje. Ir aš žinau, kad tai yra tavo valia. Ir aš klausiu Dieve, kaip man melsis. Ir aš pradėjau melsis kalbom ir sako taip, karšta teisėjo malda labai daug gali. Ir iš tikrųjų malda buvo labai intensyvi ir pradėjau melstis ir staiga aš matau tokį regėjimą. Aš matau tokį regėjimą, tarsi aš stoviu toj salėje, Seimo salėje, ten aukštai, ir kas matyt Lietuvoje yra tokia Seimo salė, ta prasme, kad tu žemyn eini laiptais ir ten čia sėdite visi seimūnai ir ten sėdite pirmininkai visi. Ir aš matau, kaip turiu savo kairėje rankoje tokį akmeninį indą, tokį išgaubtą indą, ir aš žinau, kad čia yra Jėzaus kraujas. Ir aš matau tokį kaip regėjimą, kad aš turiu savo rankose Jėzaus kraują ir aš einu ir patepu kiekvieną staktą, kiekvieną kambarį, kiekvieną kėdę tame Seimo salėje, aš patepu kiekvieną seimūnas, ta prasme, tuo Jėzaus krauju, ir aš meldžiu, kad joks iškrypęs įstatymas nebūtų įteisintas Lietuvoje. Ir čia buvo procesas ir aš meldžiausi, aš patėpiau krauju ir staiga matau, kaip dar stovi viršuje, toj Seimo salėje, ir dešiniai pusėje apačioje stovi du labai dideli angelai iki pat lubų. Jeigu matėt nuotraukos, ir labai aukštos lubos, nežinau kiek ten metrų, labai aukštos lubos. Ir aš matau, kaip stovi du dideli angelai ir jie turi va čia pasidėję kardais mėgti į žemę, pasidėję rankomis, ir jie stovi. Ir aš pamačiau, kad tai buvo pagalba Dievui, ta prasme pagalba iš Dievui, va tas atsakymas, kurį tie angelai atnešė, ta prasme. Ir jokie demonai nebegalėjo padaryti įtakos visam balsam, kad būtų prabalsuota, kad būtų įteisintas šitas įstatymas. Iš tikrųjų buvo labai stipri malda ir aš sakau, Dieve, duok man savo valią, duok, kokius žodžius aš turiu kalbėti, ką turiu pranašauti, kas turi būti išsakyta maldoje, ir palei tuos žodžius turi veikti. Ir įdomu, kame buvo labai stipri malda baigėsi, regėjimas baigėsi, ir kitą dieną aš stebėjau, kai buvo balsavimas, ir buvo įdomus toksai dalykas, kad ten taip jie buvo taip apskaičiavę, kažkas iš tos Laisvės partijos, jie ten, kur bando prastumti įstatymą. Ir buvo momentas, ten kažkas susirgo, kažkas neatėjo iš kitų partijų, buvo taip apskaičiavę, taip, kad jų yra dauguma ir jie viskas turi sutapti taip, kad prabalsuotų ir balsų užtektų, kad būtų įteisintas šitas įstatymas. Ir įdomi taip, kad taip viskas susiklostė, kad 2 balsų skirtumų šitas įstatymas nebuvo įteisintas. Ir iš principo buvo iš visų smagiausiai žiūrėti jų ištįsusius veidus, kaip jie buvo išsižioję ir šokę, kaip jiem nėjo prastumti šitą įstatymą. Ir ką aš noriu pasakyti, karšta teisėjo malda labai daug gali. Iš tikrųjų, aš praleidau labai daug laiko maldos, aš praktikavausi, aš mokinausi pažinti Dievo balsą, aš praktikavausi melstis tokiom maldom, kur reikia užtarimo, kur reikia prasilaužimo, kur reikia Dievo jėgos. Iš tikrųjų, čia ir vienas iš tokių įdomesnių atsakymų, tokių šokiruojančių, ir aš pati buvau šokė, kaip Dievas veikia, kaip tie angelai buvo atsiųsti ir kaip Dievas išsprendė šitą situaciją Lietuvos mastu iš tikrųjų. Ir aš nesakau, kad aš viena čia meldžiausi, aš tik sakau iš savo pozicijos,
koks mano indėlis buvo. Žinau, kad buvo daug ir kitų žmonių, kurie meldėsi, kad šitie iškrypėliški įstatymai nebūtų teisinti Lietuvoje. Ir aš dėkoju Dievui iš tikrųjų, kai jisai davė atsakymą, jis parodė savo jėgą, kaip jisai veikia. Ir Jėzus man pasakė, ko tik prašysi, aš tau duosiu. Bet visa tai turi būti suderinta su Dievo valia. Reikia išmokti melstis dvasioje ir dalykai keisis. Ir reikia būti užsispyrusiam.